Šiandien atvykome į Šiaulių geležinkelių muziejų pažiūrėti traukinių. Kas čia viduj? Paik į priekį pažiūrėsim. Kas čia yra viduj? Va. Anglis ir kastuvas yra. Galima primesti anglių į pakurą. Taip, čia daro garai. Taip. Bet visi žalvariniai tokie, kad nesuraidytų. Ir čia va žalvariniai. Matosi. Gerai. Čia reikia važiuoti. Čia pasukti, taip, pasukti ir važiuoti reikia. Apsukti reikia. Apsukti. Taip, o čia va reikia anglis dėti arba malkas, va pro čia va, matai? Pro šitą. Čia kažkuo jis apvilktas, kažkoks biški. Gal kad ne taip karšta būtų. Palauk, dabar išlipam. Išlipam, eisim pažiūrėti kitur. Taip, dabar kokių čia metų? Tampėla. Mašstroj zavod. Finlandija. Kem 8 metų. 1948 metų. Tai kodėl rusiškai parašyta? Ai, gal Rusijai skirta. Rusijos rinkai skirta, todėl ir parašyta gal rusiškai. Taip. Din pažiūrim. Iš priekio. Kur lempa? Dabar lempa nedega. Matai? O čia matome kitą garvežį, biškį didesnį. Šiek tiek. Matom kitą garvežį. Taip, kitas garvežys. Gaisinė cisterna? Nu, po to gal pamatysim tą gaisinę cisterną, pažiūrėsim. Ta cisterna. Palauk, aš to biškį patvarkysiu. Lėmėnė. Apžiūrim pirmą šitą garvežį. Bet koks didelis, aš neįsivaizduoju, kiek čia tų metrų aukščio. Jie tokie dideli. Tie garvežiai. Atsistok, va čia prie rato. Čia prie rato atsistok. Pagal tavo ūgį. Atsistok. Nu, pagal vaiką palyginus, tai tas garvežys, tai ką aš žinau. Gerai, einam toliau žiūrėti. Kitokie akmenukai čia, nu tai būna ir tokie akmenukai kartais. Taip. Kiek čia kubų, aišku, nėra niekur informacijos. L106. Įspūdingas garvežiukas. Kokia talpa bako vandens, įtar koks 15 tonų bus. Koks bus 15 tonų. Tai va dabar palyginimas. Čia koks garvežys, kokia dydžia, vat, sakykim. Ir va tas siauros vėžės garvežiukas. Nu, taigi miniatiūrinis. Palyginti su šitu gigantu. Einam toliau. Palauk, stop. Va, matai čia kiek tų stovi, kur tvarko bėgius, matai? Va čia. Čia kur tvarko bėgius. Nu ką?
Nu, o, kokie laiptėliai įdomus, užlyp, užlypt aptarnauti. Raudonas spalvos laiptėlį aptarnavimas. Gerai, einam toliau. O čia matome tokį įdomų jau apsukimo mechanizmą. Va, matai, apsukimas, apsisuka ir gali įvažiuoti. Čia atsidaro šitą. Atsidaro ir tada gali va čia va įvažiuoti, va į tuos garažus tris, matai va? Va į šitus garažus. Dabar čia šitus tvarko. Taip, čia šitus tvarko. Dabar. Mes su tokiu važiavam vagonu, man atrodo, ar ne? Panašiu. Šitas pašvies. Panašiu. Palauk, einam dar ten va. Matau vagonai. Vagonai? Taip, čia dar einam pas tetą dabar va į vidų, o paskui eisim kitur kažkur, dar pasivaikščioti. Biški prilipintas į sieną vagonas. Nieko tokio. Va, sukasi. Įvažiuoja ir pasisuka, kur reikia jam. Matai, koks šviesoforas dega ant to sukasi dabar. Va čia, žiūrėk, kokia šviesytė va čia. Žiūrėk, va čia. Matai, raudona. Reiškia, dabar negalima čia užvažiuoti. Matai? Va, įjungsi. Gaisiniai miksai. O kas važiuoja? Garvežys važiuoja? Taip, važiuoja garvežys. Atsigert, įrankiai su kokiais dirbo geležinkelyje. Man tai iš vis nesuvokiama, bet tokie laikai buvo, vat bėgių pjaustymas sakė. Nu taip, nu. Palauk. Apžiūrėsim viską. Daug garvežiuko, ne? Apžiūrėsim viską. Taip, o čia kokia vėlykiai. Taip. Čia. Čia pjauti bėgiams. Suliukai va vagonuose. Čia garvežius pamatei? Bet čia tokia. O čia žiūrėk, va, auksinis, matai, tu sakai, tokio nori. Auksinio. Laikrodukas, aš tokio. Čia garvežys laikrodukas šitas, nu taip. Aš toks, žiūrėk, auksinis toks. Auksinis irgi taip. Nu ir tu. Tas nuo blizgantis. Blizgantis, o ten, įda geltonas, žiūrėk, yra garvežys. Va, matai? Taip, ten va, tai vienas. Dar ten vienas stovi ir čia stovi va geltonas toksai. O Bet kita? toks įmalikas, va, žalias dar kyla. Žalias mažesnis. Žalias mažesnis. Laikrodukas, matot, yra va čia. Va, matai, auksiniam laikrodukas, garvežys laikrodukas. Laikrodukas, čia taupyklė, ten žvakė. Du ir suk iki tos kojelės, suk. Ne, reik va taip įstatyti, va taip suk. Nu. Suk, skaičiuką. Va, dabar kitą.
Va, dabar į kitą vėl kokį įsirink. Šaunuolis. Čia kur nors. Ir va seniau, va taip, žmonės skambindavo telefonu. Kas čia tas juodas? Skumatum, žinai? Ratas. Ratas, taip. Ratas, taip. Čia ratas. O čia bus garvežio ratai. Čia garvežys matosi, matai? Jis va prie ausytės pridėjo. Čia triubelė, į kurią kalbėdavo. O ten rankinėlę reikėdavo pasukti ir sujungdavo pokalbį. O čia muziejų vaikai piešė piešinius, padovanojo ir Nupiešia piešinukus. Čia galima buvo atsigerti. ir aparatas pagamintas Kijeve. Tai ukrainiečiai labai atėjo, džiaugiasi, jį pamatė, sako, kaip gerai, kad iš įstatymą. Mes su panašiu važiavom šiandien, taip, irgi pilkas buvo, lip. Su panašiu važiavom. Tik čia damonas. Nu, čia biški raudonas, taip, kieno čia gamyba, kaip matome, Vokietija. Kaip atsilenkė. 93 metų. Tuoj ateisi, aš pažiūrėsim ten, kaip atsilenkė. Pažiūrėsim tuoj. Vokiškas vagonas 93 metų. Taip. Mes su panašiu... O, radai kur atsisėsti? Va. Gerai. Va čia galima. Čia Palidovo kupė. Palidovo kupė, gerai. O mes važiuosime čia. Va, atsisėsime. O, ir važiuosime. Taip, jau atvažiavom. Einam toliau. Gerai. Čia 5. Ne, čia toks skaičiukas 5, tai reiškia, kai bilietą nusipirki 5 vietą tavo. Va čia. 5 vietą, va čia paimi ir važiuoji, va taip. 5 vietą. Einame toliau. Tai visų gal neinam vietų, ar visur čia pasėdėsim? Visur sėdėsim, visose vietose. Va, kaip gerai. O, Lietuvos geležinkelių žemėlapis. Va čia tai įdomu. Nu ir kurgi čia eina? Europos vėžės dar nenupiešta. Irgi? Irgi taip, čia lengvatos 2000 metų, 30 dienos. 24 metai reiškia jau čia tom taisyklėm. Ir čia yra, va kaip gerai, irgi yra žemėlapis nupieštas geležinkeliu, kad visi žinotų, kur važiuoja traukiniai. Ir čia yra žemėlapis. Va, matai? Einam toliau. Einam toliau. Bet minkštos sėdynės, patogu viską. Du skaičiai, va. Žiūrėk, čia pro langą matosi, kur gali stumti sniegą. Dėliausiai tas senas. Senas, nu bet tai gal dar jis ir pastumtų.
Ir kranas ten tolumoj matosi. Va, žiūrėk, ir kranas matosi. Ateinu. Taip. Kas čia? O. Va, nusilenkė tas. Nusilenkė tas gerai, kad nusilenkė. Einam toliau. Taip, dabar, palauk, dabar aš pirmas išlipsiu. Žiūrėk, čia gumos, bet čia bus užrakinta. Palauk, dabar aš pirmas išlipsiu, gerai? Aš tave prilaikysiu. Kaip čia tais laiptėliais išlipti, kad būtų galima. Nu, lip dabar tu iš vagono. Va. Duok ranką. O, papa. Einam, paliesim gumą, pro kurią šiandien ėjom į kitą vagoną. Pro tas gumas ėjom, atsimeni? Šiandien ėjom. Palies gumą. O, matai? Nu, pro čia durytės atsidarėm ir pro čia va ėjomės. Kitam vagone. Su panašiu vagonu važiavom. Šiaip. Man atrodo. Čia jau negalima važiuoti, va, matai? Va. Jau viskas. Pabaiga. Žiūrėk, kiek bėgių daug pridėta. Žiūrėk. Va ten, matai? Toli. O dabar mes dar pamatysime gaisrinį traukinį. Žiūrėk. Va ten, va, matai? Gaisrinio traukinio cisterna ir vagonas. Matai, ant stogo negalima lipti. Negalima, ant stogo laipėt negalima. O dabar einam kitus eksponatus dar pažiūrėsim. Įlipsi kaminą. Taip, jeigu užlipsi ant stogo, tai įlipsi kaminą. Taip. Tai va tas apsukimo mechanizmas, aš įsivaizduoju, kad jisai veikiantis, nes ten va tie garažai dėpo. Viskas veikia. Dabar kraną pažiūrim. Aukštai Užkabintas kablys. Matai, vietų skaičius 2. Voras, žiūrėk. Voras? Apsigyvena voras, nu ką padarysi? Taip, toliau, o čia jau siaurėja geležinkeliai, kiek matau. Nu ir vėl tradiciškai pasižiūrėsime. Golėvietės bus tepamas. Oi, tai kad čia nepriežiūra. Nei mazuto nėra. Nieko. Taip. Gali laiptais užlipti čia. Bet čia, man atrodo, neatsidarys. O gal ir atsidarys, aš nežinau, pažiūrėkime. Atsidaro. Žiūrėk, atsidaro. Žiūrėk. Veikia vidų. Žiūrėk. Va. Čia miegoti galima. Matai? Bent tokių lentelių, tai čia ilgai nepamiegosi, čia nukrysi ant kito sugulovo. O čia, va, žiūrėk, čia ir pečius yra, kad būtų šilčiau, ir visos Tarybų Sąjungos žemėlapis, į kur galėdavo ištremti. Tai gal tokios vagonais ir vežda, bet čia, man atrodo, užkimšta būdavo tie vagonai. Nu ką, uždarom. Taip, uždarom vagoną. Degalinę radom. Va, kaip gerai. Galėsime kuro įpilti. Galėsime įpilti kūro. Paimk įpil kūro. Duok aš bilietėlį, palauk. Čia paimsi. Įpil kūro. Čia.
Jau įpylį gerai, tai viskas jau užtenka. Ar dar ten įpilsi? Ir ten įpilsi, nu gerai. Dabar padėk čia atgal į tą. Padėk į tą atgal. Va čia, o, kišk. O. Daug. Ne, viskas, va čia, gerai. Duok, aš tau įdėsiu dabar. Jau užpylėm kūro. Viskas. Taip. Dar atsiminus tokiais važiuodavo remontuoti bėgių. Kiek kilometražas? 35 000. O čia plačiai vėžiai. O čia. Čia numetimai ir užmetimai. Tie skirti nelabai suprantu, bet kažkam tai tam. Galbūt. O galbūt kažkas supranta komentaruose parašys, kas va čia va šitie va per dalykai. Va šitie. Oi, tai matai, čia jau sulūžę biški, nu, lip gal žemyn. Lip žemyn. O, ba. Lip žemyn gal. Matai. Palauk. Užsidėk va čia. Kišk ranką. Matai, kad neįlūštum po to įlūšį, įkrisi. Einam dabar pro buldozerį dar. Pažiūrėsime. O, čia jau elektrinis šitas aparatas pjauti bėgiam. Va. Čia jau šitas elektrinis. Va taip iš toli tas vagonas matosi, kur mes žiūrėjome. Tas keleivinis. Vokiečių gamyba. Nu ir einam dar į pabaigą jau. O pervaža matosi. Čia numeris. Oi, čia senas šitas numeris. Čia labai seniai tokie būdavo numeriai. Labai seniai. Tai va ten, kur apsukimo mechanizmas tas įdėpa, kad įvažiuotų. Tai iš kitos pusės toks va, kaip ir visur, pusiau lenktas pastatas, kad stovėtų tie lokomotyvai ar dar kas čia būtų tvarkoma. Tai va, kaip tik matosi netgi viduj stovi LTG infros kažkokia tai technika. Čia aš matausi. Atsispindi į langą. Ir jau muziejus kaip ir pabaiga. Paskutiniai eksponatai. Dar tolumoje pamatysim tą patį masyvų garvežį. O čia įdomu, kaip čia reikdavo važiuoti. Čia su baterijom kažkoks tas. Čia gal spaudi gazą va čia. O čia gal valdai kas čia tokie. Su tom rankanom. Atsistok, pavažiuok. Matai, čia gali pavažiuoti kažkaip tai. Ai, bet čia ratukai guminiai kažkokie čia šiaip kažkur. Kokiai gamybiniai bazai pavažinėti čia tik tais. Kažkoks toks čia vežimėlis. Viskas aišku. Čia svarstyklės, čia kad pasverti, ką nors būtų galima. Va čia va. Čia svarstyklės, galima pasverti kažką.
O čia va tas pats garvežys. Praeinam dar pro tą garvežį va čia. Man labai jisai patinka. Didelis garvežys. Taip? Tau dideli garvežiai patinka ar maži? Kokie? Maži? Gerai, praeisim ir pro mažą tada garvežį. Va čia didelis garvežys. Va. O čia dar kartą mažas garvežys. Eina, pažiūrėsim sujungimą, kaip sujungta čia. Koks sujungimas. Va, matai. Sujungta. Palieskim sujungimą. Va, kaip gerai. Ką ten matai? Nebent anglis ten gali pamatyti. Daugiau tai nieko. Nu ir viskas tada. Ką? Parodom ate traukinukui. Šitam ate. Viskas. Ačiū, kad šią muziejų, kad galėjome apžiūrėti. Iki kitų kartų, iki kitų apsilankymų, kituose muziejuose ar dar kažkur tai.